Labą dieną. Pakalbėkime apie negatyvą ir kaip tai yra nuodai mums ir mūsų gyvenimui, mūsų psichikai, mūsų nuotaikai, mūsų būsenom, mūsų energingumui. Ir pirmiausia, tai yra verta pabandyti sekti savo nuotaikas ir vos tik jos krypsta į kažkokį negatyvą, tai reiškia, atradom kažkokią priežastį, kažkokią aplinkybę, kuri mums nepatinka ir mes esam pikti ant jos, mes nepatenkinti, pagauti save, kad nekiltų visiškai joks negatyvas, jokia neigiama reakcija. Kodėl? Todėl, kad visos aplinkybės, kurios mums trukdo mūsų gyvenime, yra tik tai tam, kad mes augtume dėl jokių kitų priežasčių. Ir dėl to ant jų pykti, kad jos tokios yra absurdas. Tai yra tiesiog absurdas. Bet dar blogiau, tai va toks vaikiškas maištavimas mūsų dėl savo neišmanimo įvelia mus į negatyvą ir į tokį bejėgiškumą, tarsi mes to negalėtume pakeisti. Nes kai mes sakom, kad yra aplinkybės, kurios neleidžia, mes tiesiog atiduodam savo gyvenimą į kitų rankas, į aplinkybių rankas. Kuo toliau mes kuo daugiau mes kaltinam kažką, tuo daugiau atiduodam kontrolės kitiems. Nes mes pasakom, aš bejėgis, mane nervina tas, čia visi aplink nervina, visi viską blogai daro, dėl to aš gyvenu blogai. Aišku, šitas dalykas daugam yra žinomas, čia nėra visiškai nieko naujo, bet aš tai norėčiau gal akcentuoti šitą mastelį, kuriuo mes galim valytis tokį mąstymą. Tai tas mastelis toks, kad net pačią menkiausią nepasitenkinimą pagauti savo mąstymo procese ir tiesiog, kai mes jį pagaunam, jam taip, kaip čia, iš vidaus nusišypsoti, sakykime, kabutėse. Nieko. Nesukelti savo negatyvą. Nekalbėti, jeigu su kažkuo esam apie tai, net jeigu kažkas kitas, jeigu esam kompanijai, pasako temą, kuri mus žiauriai nervina. Pabandykim nieko neatsakyti. Nežinau. Neturiu nuomonės. Arba neklauskit, arba, žinot, užjaučiu tos žmonės, kurie tai daro, arba tą. Ir va čia prasideda pokytis mūsų gyvenime, kai mes pradedam keisti šitą dalyką. Visiškai nekalbėti apie tos dalykus, kurie įtraukia. Ir tai yra ypatingai svarbu šiais laikais, kai ant tiek daug susipriešinimo ir ant tiek daug stengiamasi iš mūsų to negatyvo ištraukti įvairiom kryptim, įvairiom įmanomom kryptim. Tai gebėjimas taip visada visur pozityviai būti, netgi tada, kai iš mūsų kažko neadekvačiai reikalauja, kai iš mūsų kažko nori ir kaltina, visi įmanomi dalykai, visur tokį patį elgesį taikyti. Kultūringai, gražiai atsakyti, aišku, nereiškia nusileisti, nereiškia leisti užlipti mum ant galvos jokiais būdais, ne, bet viduj kuo labiau išlaikyti tą gerą jausmą ir tai turėtų atspindėti mūsų bendravimą su kitais. Ir pavyzdžiui, daug kas sako, ten amerikiečiai daug dirbtinai šypsosi, toks durnas dalykas. Ir iš tikrųjų, ta šypsena susikuriama kaukė, už kurios, net tai yra netikrumas ir taip toliau, daug negatyvo tame, ne? Bet pati praktika bandyti, taip, šiuo atveju nedirbtinai šypsotis, biškai intelektualesnis pratimas, mandagiai ir gražiai kalbėti, nes ta išorė į išraišką
jinai labiau stipresnė ir mes ją labiau galėsim pastebėti ir pagal ją formuoti savo mąstymą. Tai tiesiog mes per išorę save susirinksim ir geriau tai pavyks stebėti savo mąstymą, kuris turėtų būti toks kaip ir iš mūsų sklindantis žodžiai. Malonus, pozityvus, ramus, gražus. Reiškia, per savo kalbą, kalbėdami tik tais gražiai, mes išmoksim tvarkyti ir savo mintis, kad jos irgi taip pat gražiai dėliotųsi su tokia pat intonacija ir emociniu fonu, kaip ir mes kalbam, pavyzdžiui. Labai nuostabus pratimas. Aš dabar tai darau, nes aš linkęs tikrai pasakyti grubiai, įsikišti, paprieštarauti, kažkaip pakritikuoti ir taip toliau. Čia mano charakterio savybė. Bet aš pamačiau, kad mano mintyse irgi tas pats šablonas yra. Ir aš pamačiau, kad jis išderina mano emocinę būseną. Mano emocijas kaitalioja taip toliau ir aš supratau, kad jeigu aš noriu būti gyvenime produktyvus, kontroliuoti savo gyvenimą ir taip toliau, ir jeigu aš šitą savo mąstymą sukontroliuosiu taip, kad tai būtų kuo mažiau tokių kalnelių, kad pozityvų būtų ir taip netiek daug kritinėtų žemyn ir netiek aukštyn, kad nebūtų kažkiek kraštutinumai, taip stabiliai, pozityviai, vienodai, gerai, pakiliai eitųsi visas mano mąstymas visos dienos eigoje, tai čia būtų tobula, nes mano veiksmai dienoje eitų pagal tą mąstymą, mano bendravimas eitų pagal tą mąstymą, mano kalbėjimas eitų pagal tą mąstymą. Ir tuo pačiu aš turėčiau turėti didelį sąmoningumą, nes dienos eigoje tai visko iškyla. Ir tiek daug pagundų vėl įsivelti kažkokias rezonansinės temos, vėl kažkas galbūt bus, gal nebus, gal baimė, gal dar. Visas šitas dalykas yra tiesiog kažkokia turbulencija, kuri mus nori padaryti neefektyvius, nieko negalinčius, o įvesti į aukos poziciją, besiskundžiančius, susipriešinusius ir taip toliau. Ne, mes užsikelkim ir laikykim aukštai. Tai maždaug taip. Aš manau, kad šitas dalykas, jisai turėtų būti kaip pagrindas pas žmonės, kurie nori daug gyvenime pasiekti ir stabiliai turėti tą pokytį. Ir aš realiai matau pas tos žmonės, kurie tikrai kontroliuoja, sakykime, labai sudėtingus procesus, labai didelius procesų kiekius, kad jie visų pirma, tai jie tobulai sukontroliuoja. Čia jau net nekalbu apie mąstymo procesą, bet apie tą netgi tą discipliną einančią iš po to jie tobulai sukontroliuoja. Ir labai dar daug kitų dalykų jie tobulai sukontroliuoja. Tai aš manau, kad čia būtinas dalykas, norint žengti toliau į kitas sritis, kur irgi galim tobulėti. Tai tiek.